En voyant Denetri, leur vie, les passants dans la rue nous envie qui met les dons de personne. Nu ir taip toliau. Pačioj vaikystėje dar buvo mes, būdavo per Velykas, per Kalėdas vaikai vaidinimus darydom. Tėvam, giminė, mano nasvyčiai pusbroliai, nasvytytė Undinė, nasvyčiai, karveliai susirinkdavo blevot visi, į šventę. Nu ir mes vaikai, aš buvau pagrandukas, o jau nasvyčiai architektai, mano brolis chemikas vyriausias, Undinė buvo režisierė, nasvytytė ta, kuri ir bajorė, ir aktorė, ir diktorė buvo, ir režisuodavo, vyriausia buvo. Tai jie vaidindavo, aš jau ten kavos įnešdavau jiem, buvau epizodinis vaidmuo. Tai vat vaikai pradėjom vaidinti, nuo to ir užsikrėtėm to teatro. O paskui jau mokyklai prasidėjo vaidinimai, tai buvo, kadangi mokėmės Čibiras čia pat, Gaidys mokėsi, Gedrys režisuodavo ir pats vaidindavo, kadangi aukštesnėje klasėje, Marijonas kino režisierius, Butkevičius, Rolandas mano klasėje buvo. Tai mes ir mokyklai, kai reiškia būdavo, kad elektra dingdavo ar kas, tai mes klasėje per tas pamokas vaidindom, improvizuodom visokius dalykus, cirkus darydom. Nu, pasiutę buvom, velniškai pasiutę buvom. Jeigu Dievas davė talentą, tai jam nesvarbu, kokiais mokyklą bus praėjęs. Jau Dievas davė talentą, kaip ir aktoriui, ar jis baigęs ten tos mokslus, kitas net ir mokslų nebaigęs ir gerai vaidina. Taip kad žiūrint visus ir Koršunovas, ir Nekrošius, ir Tuminas, visi tie režisieriai, jie savo mokyklos turėjo, bet aš kai pas juos dirbau, ant tiek jie talentingi žmonės, kad jie tave pajungia. Man gerai Antanas kadaise Šūna gerai pasakė, yra 3 rūšių režisieriai. Režisieriai yra genijai, kurie nuo Dievo davė dovaną ir tu jam labai tiki ir jis tave minko kaip nori, tu viską darai pagal jį. Antros rūšies režisieriai yra irgi protingi, bet nėra tokie talentingi. Bet jie daro su aktoriais bendrą randa kalbą. Jie daro, su aktoriais dirba, viską, per daug neprimeta savo, išklauso, gali iš aktoriaus paimti pasiūlymų ir padaro spektaklį. Visai neblogas spektaklis. Ir režisieriai durniai arba kvailiai, kaip sakant, kurie atrodo, kad galvoja, kad išmano, jie prisiskaitė, bet Dievas nedavė jam talento. Jie prisiskaitė tokių dalykų, aš nenoriu minėti kai kurių pavardžių čia, ir jie daro. Ir aktoriai mato, su savo proteliu supranta, kad režisierius žemiau stovi lygio ir proto žemesnio. Ir jis nepadaro to, ko reikėtų. Ir dažniausiai gaunasi tragiškai, kad aktoriai atsisako to režisieriaus. Tai buvo visų Lietuvoje teatruose būdavo. Kai paėmė pirmą pjesę naują, tai skaityk kaip 1 klasės mokinys. Visiškai blogai skaityk, nežinok, slebezavok. Tai reiškia, tu kaip pirmą kartą paėmė tekstą. Nes aktoriai, kurie atsisėda jau prie teksto ir jau nuo pirmos repeticijos gerai skaito, viskas amžiaus štampas. Jam sunku atsikratys gražiai visur. O čia, kai nemokėdamas pradedi po truputį per repeticijas ieškoti naujo, kažkoks tu atsinaujini, visai pasikeitė. Čia yra labai svarbu aktoriui. Aktorius turi prisitaikyti prie kiekvieno režisieriaus, supras jo stilių ir pagal jį vaidinti. Tai yra laimė aktoriui išvengti štampų. Jeigu tu pripratai pas kiekvieną ant to štampo, o režisierius tau duoda kitaip, kitoj manierai vaidinti, reikia džiaugtis, kad duoda. Nelaimė aktorių, kurie užsispyrė tik kaip aš matau taip, aš darau taip, režisierius manęs nesupranta, aš geriau suprantu, kaip daryti. Čia yra tragedija aktoriui. Aktorius turi kaip pirmokas atsisėdai, reiškia, pjesės skaitimo. Dar nei slebazavok, nei skaityk, 3., 4. repeticijai skaitysi, bet tą kažką gali visai kitoks, pasikeis gali. O taip, ant štampo labai lengva. Paėmė pjesę, tu perskaitai, išmokai tekstą ir vaidini, jau tu 6 spektakliuose vienodas, neįdomus. Čia reikia kovoti su tuo ir pagalvoti, kad kuo įvairesnė vaidmenis, kuo įvairiau vaidini, tuo pačiam, geriau pačiam ir publikai geriau tu patiksi ir režisieriam patiksi. Man patydavo Juchnevičius pasakydavo, amžinatilsį režisierius nepaprastai buvo geras Juchnevičius.
sakydavo, aktorius turi būti toks žmogus, kaip kiekvieną dieną paėmęs 50 gramų. Aktorius turi būti ir protingas, ir kažkur poliotingas. Ir aktorius negali būti per daug tokio. Aktoriai turi būti keistuoliai, čiudakai. Jeigu sukurt, reikia tikėti. Labai protingas koks nors, kuris tinka į fiziką, į ten medikus, kuris negali patikėti. Aktorius turi tikėti duotom aplinkybėm. Aktorius turi labai turėti didelį naivumą. Arkadijus Raikinas pasakė labai gražiai. Jis pats buvo toks, tikėdavo. Sako, aktorius be naivumo, tai jau viskas blogai. Jam sunku patikėti. Nu, suprant, šią tragediją, reikia tikėti, reikia verkti, reikia juoktis, viską. Reikia, kiekvienas aktorius turi turėti šitą. Jeigu jis neturi, jeigu jis ten protingai išmasto, o vidaus jis to neturi, nu, gaunasi, kad jis, dirbtinumas gaunasi kažkaip tai ne taip. O šiaip tai aktorius turi, žinoma, būti molis, taikytis prie sistemos, nes, žinokit, jeigu nerasi bendros kalbos, tai jeigu aš būčiau režisierius, jeigu aš nerandu bendros kalbos, aš nedirbčiau su artistu. Ir taip artistas nukrenta, nedirba pas vieną, pas kitą, ateina nauji režisieriai, nemato jo vaidinti ar epizodą ir talentingas gali aktorius žūt. Čia reikia irgi kompromisus turėti protingai, nes pas vieną kitą nepraeini, atsisako, reiškia, nesutinki arba labai jau honoravas, kad pagal jį. Ir suprantat, yra talentingų aktorių, kad su savo charakteriu kartais ir paskui nepraeina. Man patiko, būdavo Kupstas režisierius, pasakysiu rusiškai, toks režisierius buvo aktorius. Reiškia, jis režisuotas spektaklis Marijamai. Jis sakydavo, актер должен быть дурак, а режиссер умный. А теперь что, актер умный, а режиссеры дураки. Reiškia, aktoriai turi būti durniai, o režisierius protingas. O dabar, šiais laikais, anais laikais, dar 60 metai buvo, tai jis sako, dabar, sako, režisieriai durniai, aktoriai protingi. Nu, faktiškai čia taip, jis sakydavo su humoru. Bet žinoma, gerai, kad aktoriai išsilavina. Aktoriai turi kuo daugiau išsilavinti, kuo daugiau skaityti, kuo daugiau matyti. Čia būtinai. Ypač šiais laikais, dar anais laikais, biškai galima buvo kitaip žiūrėti, šiais laikais jo. Bet žinoma, savo protu, reikia, kad ir režisierius būtų protingas labai. Negi dabar režisierius aiškina, o aktorius mato, kad kažkaip kitaip. Mato, kad režisierius žemesnio lygio. Čia negerai. Kritikai turi labai gražiai kritikuoti. Negalima įžeist pažeminti artistą, jis dirba režisierius. O čia sudirba napuchį prakščią, režisūrą, čia aktoriai. Pastabas gražiai išves, negalima taip žiauriai. Tada gal aktorius ir režisierius gal neįsižeistų, bet kada labai skaudžiai duoda, tai žinoma, kiekvienam piktą žmogui, kiekvienam nemalonu. Kritika reaguoja, daug yra, žinau, kad kai kurie režisieriai neskaito tų recenzijų, kai kurie aktoriai irgi nenori skaityti, aš taip paskaitau viską. Kur blogai, kur... Žinau pats, kad aš nebijau, žinau, nelabai, aš pats jaučiu, kad nelabai ten gerai vaidinau. Nereikia bijoti pasijuokti savęs. Nereikia pakilti didybės maniją. Vienas vaidmuo pasisekė, tai jau tu galvoji, kad nieko, kitą kartą tau nepasiseks. Sudinkiau, suvaidinti gerą komediją. Gerą komediją reikia vaidinti perdėtai rimtai. Geras komiškas tekstas, o kai rimtai kalbi, baisiai juokingai atrodo. Nes kada komedija pradė maivytis, jau negerai. Komedijoje reikia vaidinti tragediją, tada baisiai juokinga. O tragedijoje galima, kažkur gali būti ir biški komiškų elementų, kad paspalvinti. Nes pas žmogų visą laiką, pas kiekvieną žmogų čia pat tragedija, čia pat komedija, čia pat drama, mes visi išgyvenam. Aš sakau, aš komikus garbinu, žinau, kad tie komikai, Nikulnas, visus paimkit, jie puikiausiai tragiškus vaidmenis vaidino. Bet žiūrovai pripratę reikalauja iš jų komiškų. Pažiūrėkit, nuostabus aktorius yra Kazlas. Nuostabus, jis labai komiškas, labai geras, charakterinis. Bet jis ir tragiškus gerai vaidina. O žiūrovai nori iš jo humoro. Iš viso žiūrovai nori humoro, pastebėjau.
Nes ir aš, pavyzdžiui, vakare, jeigu labai tragišką pamatau, paskui man mėgot. Aš visuomet vakare prieš miegą ieškau Arkadijos Raikino ar kažkokio komiško, ar ten, kad pasijuoktų. Visai kitas dalykas. Nes kada rimtą dalyką pamatai ir įsigyveni, paskui atsigulęs dar galvoji apie tą rimtą dalyką ir paskui labai sudėtinga, kada komiškai atsipalaiduoji. Parodiją aš turiu grinai pagautą žmogų, parodijuodamas. Ir Rudzinskas buvo. Ir aiškiai dikcija, jis labai stiprus aktorius buvo. Jis vaidindavo jis Tartiufę, paprastai buvo geras Tartiufas. Aš daug mačiau Tartiufų, bet man patiko todėl, kad jisai nuo charakterinio Tartiufo. Visur Tartiufai gražus, liubovnikai tokie, o jisai toks storas, negražus. Ir jis ten siekia tos meilės, to sekso, viso siekia. Ir tai grina komedija buvo, jis komediją darė, bet tai su aukštu lygiu darė. Kai jis kalbėdavo, reiškia, aš toks laimingas, jog tamsta įtikti, taip stengiuos, taip trokštų. Vat vaidino tokį manierą viską ir taip lengva pagaut. Ir Hitlerį parodijuodavo, Hitlerį. Fein, unstoltet meine Brüder schlechten Genossinnen, Damen und Herren, seien nicht fein und sei lieber Neverlander. Горбачевas kaip sakė, товарищ, в чем дело? Товарищи, в чем дело? Водку убрали, а колбасы-то нету. Кабеля коза нармата соле наресана допана песта. Jis daro mimikas tokias darydavo Musolinis, ant mimikų vaidindavo. Vizitai į kitą šalis duoda, žinot, kaip aukštasis mokslas, kaip išsilavinimas. Mes daug skaitom, daug filmų matom, viską apie pasaulį. Bet kai pats pagyveni ten, pamatai visą gyvenimą, viską pamatai nuvažiavęs. Ir reiškia, man taip pasisekė, čia, jeigu paklausiu karvelį, ar tu laimingas, sakyčiau, aš tikrai nelaimingas, tik laimingas tuo momentu, kai aš važinėjau po pasaulį. O tai įdomu. Reiškia, nuo 84 metų iki 94 metų, beveik per tą 10 metų, mes 300 spektaklius vaidinam užsienį. Su Dėdė Vania važinėjau, su Pirasmaniu. Tai mes daug pamatėm. Buvo Prancūzijai. Buvo, reiškia, po Dėdės Vanios prancūzai man padarė didelį balių. Ir mes išgėrėm, mes dar turėjom savo degtinės atsivežę, padėjom čia ant stalo, reiškia. Ir prancūzai greičiau nusigeria negu mes. Mes jau tokie tvirtesni buvom. Jau jie nusigeria, aš vertėjai sakau, dabar aš padarysiu komą. O kai aš išgeriu, aš mėgstu paimprovizuoti. Sakys, pakalbėsim prancūziškai, kaip jie reaguos, sakau, vertėjai. Sakau, gerai, pakalbėk. Nu, aš sakau, en voyant de notre mère vie, les passants dans la rue, nous envie qui me les donne frisson. Nu ir taip toliau. Jie klausė, sako, jis gerai kalba prancūziškai, bet mes girti nieko nesuprantam. Futbolas ir krepšinis tai man yra jau kraujyje. Ir futbolas ir krepšinis, kadangi pats žaidęs. Ir dar ledo rutulys, bet ledo rutulys Lietuvoje nelabai. Mes mokyklą žaidėm ant to ledo, bet jau Lietuvoje tas ledo neprigijęs. Taip. Bet jau futbolas ir krepšinis, tai jau čia ir aš pats sirgalis buvau, ir matydavau rungtynės, ir dalyvaudavau pats. Jau čia man kraujyje. Nes yra futbolas, krepšinis irgi savotiškas spektaklis. Ir nežinai, kaip baigsis. Spektaklį tai piesė žinai kaip baigsis. Nu, traktavime režisieriaus vienaip kitaip, bet vis tiek galas būna kažkaip jau Šekspyro parašytas, kad ten turi žudži Hamletas ar ką. O čia nežinai. Pratęsimas ir būna taip, kad galvoji tą laimės, atvirkščiai gaunasi. Tai irgi savotiškas spektaklis, savotiška vaidyba. Ir futbole jie vaidina, matėt, kaip jie ten dėkoja ir Dievui ačiū, kai įmuša įvartį, tai į dangų žiūri visi. Nu, irgi savotiškas teatras. Menas yra menas, tu nieko nepadarysit. Čia kaip ir tams futbole, tai įmuš įvartį, tai neįmuš įvartį, ne. Oi, tada, aš tada, žinot, daryčiau, kažką daug yra. Kažkam ir gero padaryčiau. Gal teatrui nupirkčiau kokią mašinėlę, žinai, gal kokį kompiuterį. Teatras neturi pas mus kompiuterį jokią, ne? Gerą kompiuterį, kažką, kad aktoriai pasižiūrėtų kažko. Pas mus nieko nėra teatre, tuščia, biedni.